Skirtingas batas kiekvienai naujai dienai. Atrodo, daugybės moterų svajonė pagaliau turėtų išsipildyti. Ją įgyvendinti padės inovatyvi mados dizaino studentė iš Jeruzalės menų ir dizaino akademijos. 4 kurso mados dizaino ir juvelyrikos studentė Sharon Golan sugalvojo Shell 256 kolekciją iš 16 modulinių batų komponentų, iš kurių galima surinkti 256 skirtingus batų porų variantus. 4 detalių reikia vienam batui surinkti, o dar 1 ar 2 papildomos detalės padidina pasirinkimų galimybės ir leidžia sukurti šviežią originalią išvaizdą. You buy 4 pieces. This is the amount of pieces you need to create one shoe. Mano mintis buvo ta, kad iš pradžių nusiperkate 4 detalės, tiek reikia vieno bato surinkimui. Bet jeigu norite pakeisti bato išvaizdą, reikia dar vienos papildomos detalės. Ji pakeičia visą bato išvaizdą. Tai suteikia jums, klientui, daugiau galimybių. Be to tai suteikia pramoniai, kompanijai, galimybę jūs visą laiką išlaikyti savo klientu. Tai sukuria ryšį tarp kliento ir kompanijos. Pirmoji studentės kolekcija yra padaryta iš perdirbtų termoplastikinių lakštų. Jiems lankstumo suteikia silikono gumos raišteliai, kurie taip pat sukabina skirtingas bato dalis. Menininkė sako, kad tolesni tyrimai leis panaudoti ir kitas lanksčias medžiagas tikrosioms bato dalims, pavyzdžiui, silikoną arba gumą. 4 poros pirmųjų batų, kuriuos Sharon Golan pagamino savo universiteto baigimo projektui, yra įkvėptos natūralių formų – kiaušinio lukšto, koralų, vaisių žievelių ir juodos žemės plutos spalvų bei formų. Šių dalių mišinys gali leisti sukurti šelmiškai atrodančius aukštakulnius batelius ar kur kas paprastesnės kasdienių batų poras. Kita jos projekto dalis yra internetinis puslapis, kuris padeda lankytojui virtualiai išbandyti įvairias batų variacijas ekrane prieš galutinai surenkant jas avėjimui. Kaip patyrusi produktų vartotoja, Sharon Golan paprastai gali surinkti ir apsiauti batą per mažiau nei 30 sekundžių.